Kodėl myli mokytoją savo? Ji labai gerai moko vaikus. Ar tu myli savo mokytojas? Myliu. Kiek metų tavo mokytojai? Tiksliai nežinau, bet manau, kad 33. Apie 20 gal. 29. Aš nežinau, aš bijau dabar. Bus kokie 39. 30. Apie 33. 34. O ko kvepia tavo mokytoja? Kvepia žinomis. Razinom. Meilė. Kuo kvepia Svajonė? Svajonė kvepia, kaip kvepalais. Kvepalais. Ką mokytojas mėgsta valgyti? Kakavą. Kuri mokytoja mėgsta valgyti kakavą? Greta. O tai gal gerti kakavą? Nu gal gerti, bet mėgsta iš mano klasės, tai visas mokytojas mėgsta gerti kakavą. Justina labiausiai eina ir pasidaro visada, visą dieną pasidaro ir tada išgeria ir tada išplauna ir dar kavos pasidaro ir tada labai taip geria ir geria. Jai patinka, žinau, avokadai ir dar žinau, kad yra labai nuostabi. Tai aš manyčiau, kad tikrai reikėtų mokytojo, kuris suprastų tave, mokėtų su tavim pasikalbėti, ne tik tais susiję kas su mokslu, bet ir šiaip. Šiaip herojų mokytojai visi yra tobuli, nes jie visi yra jauni. Tobulas mokytojas, kuris supranta ir yra buvęs mūsų vietoje, paauglysai, ką žinau. Tai fainai, kad mokytojai gali mus užjaust, suprasti ir priima mus kokie mes esame. Jeigu, pavyzdžiui, nesilaikot kokių susitarimų, kas tada nutinka? Blogai mums, bet nėra labai blogai, bet yra blogai. Jinai mums pasako, biškį nubaudžia, bet nereikia, jinai gražiai mums visada pasako ir tada iš to pasimokom. Kartais ne, bet kartais taip. Po darbo jos eina namo. Kaip galvoji, ką jos tuose namuose veikia? Tvarko gal. Tvarko namus? Taip. Ką mokytojas darbe veikia? Jos visokius daro darbus, kaip dabar va. Daro mums tokią veiklą, tik vėliau ji bus padaryta. Dirba darbą, bet kuriam turi mokyti vaikus. Kiekviena diena mokytojams dažniausiai tikriausiai būna skirtinga, nes nežino, ką mokiniai gali iškrėsti. Su mokytoja Brigita mes tuo pačiu metu prisijungėm prie herojaus. Ir tai buvo toks abidvi tokios naujokės ir viena kita taip užjautėm ir suprantam ir tas buvo toks taip užklikino. Realiai ji man patinka, nes visai, tiesiog nepyksta taip. Jinai mokina ir žaidžia. O jeigu, pavyzdžiui, nesilaiko susitarimų, kas tada būna? Pyksta. Bet ir kartais tuo pyksta. Taip, kitokių balsų neįprastai. Jo. Jinai labai garsiai kalba ir labai jinai pavargsta. Pikta, ir pavargsta. Ir sako, kad tai labai sunku. O kaip manai, ką mėgsta veikti tavo mokytoja po darbo? Tai ji lanko plaukimą ir manau, sakė žiūrėti su vyru filmą. Galėčiau vardinti, pavyzdžiui, pati matematikos mokytoja Monika visą laiką šypsosi, visą laiką draugišką moka paaiškinti matematiką ir net padaro ją kaip ir linksmesnė, nors tai nėra vienas iš mano mėgstamiausių dalykų. Tai man geras mokytojas yra mokytojas Mindaugas, nes jisai labai aiškiai išaiškina temą. Mokytis Rėjus. Jis visą laiką žaismingas. Mokytojai herojai tokie, pavyzdžiui, kaip mokytoja Brigita, nes jinai yra kantri, jinai moka su mumis būti, mėgsta pajuokauti kartu. Brigita. Kantriai gali išklausyti tavęs, kad supranta, kas tau nelabai pavyksta, kaip man, pavyzdžiui, lietuvių padeda. Aš manau, kad šiaip bendrai visi tokie linksmesni ir mokytojas Saulina ir pats net direktorius, sakyčiau, visą laiką pasisveikina, nusišypso ir mokytoja Dovilė, aišku. Ir dabar mūsų nauja menų fabriko mokytoja irgi tokia entuziastiška. Tie, kurie padeda, tie, kurie neignoruoja tavęs, kai prašai pagalbos, tie, kurie supranta, ko tu nesupranti pats ir sugeba tai tau paaiškinti. Mokytoja Dovilė, mokytoja Brigita.
man jos atrodo labai, man kaip pavyzdys. Reikia, kad jūs pasakytumėt vieną paslaptį apie mokytoją. Tokį, kurios nieks nežino, tik tai aš dabar sužinosiu. Mokytojas labai geras.